Labas rytas visiems. Na ką, 6 diena Latvijos miškuose prasideda. Štai mūsų tokia buveinė nuo lietaus, nes lijo šiąnakt, tai iš tikrųjų padėjo. Na ką, šiandien keliausime jau link Lietuvos pasienio, šiandien apie 4 valandą, jeigu viskas gerai, kirsime Lietuvos Latvijos sieną per Nemunėlio upę. Kelsimės. Tai va tiek. Na ką, susiruošėm, susidėjom daiktus viską ir pradėjome eiti link Kiurmenės kaimelio, kuris yra prie sienos su Lietuva. Bus daug ekstremų, daug emocijų, daug visko. Tai bus linksma. Iki Kiurmenės miestelio liko apie 7 kilometrai. Kiurmenės kaimelis. Paskutinis taškas mūsų kelionėje Latvijoje. Dar nusipirksime kelis litrus vandens, nes jau kitas taškas Lietuvoje bus Biržai, o iki Biržų reikės praeiti pusę Biržų girios miškų, ten dar praleisti vieną naktį prieš pasiekiant Biržus. Tai tiek. Nuovargis, nutrintos kojos, pūslės ant kojų, ant rankų ir panašiai, bet nieko, mes nestabdom, mes judam toliau. Tikslas Biržai. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Tikrai ne žvejyba. Poilsis pakol kas. Ir kas galėjo pagalvoti, kad Lietuvos Latvijos pasienyje Nemunėlio upėje sutiksime lietuvius Baidarėse. Sako žvejyba, ne žvejyba. Jie net neįsivaizduoja, kas mūsų laukia, kad mes turėsim keltis per šitą upę ir su visais daiktais į kitą krantą. Na ką, maišų gabenimo misija prasideda. Va, čia tai iššūkis man buvo. Iššūkis? Ką? Iššūkis. O tai ne. Iš vandens. Netikėjo, bet jau. Balaiką nekandžių, nekandu. Ne, gerai. Nu ką, viskas. Lietuvos. Jau mes pusėje Nemunėlio upę perplaukėm.
Dilgėlių rojus. Štai pirmasis kelias Lietuvoje, ten Tulumoje, Biržų giria. Viskas, mūsų kelionė Latvijoje baigta. Na ką, viskas, mūsų kelionė Ryga Biržai baigta. Šiuo metu važiuojame su autobusu link Panevėžio. Iš ten tiesiogiai važiuosim į Kauną. Tai va, tokia mūsų kelionė. 6 dienos, 5 naktys miške. Nueita apie tiksliai kažkur 150 km su visais sustojimais ir panašiai. Tai tikrai kelionė ir kilometražas, wow. Kolega vat valgo, užkandžiauja.